yra sintaksė? Pradėkime nuo to, kad pats terminas sintaksė yra kilęs iš senosios graikų kalbos žodžio sintaksis, kurio pirminė reikšmė buvo sąryšis, sutvarkymas, rikiavimasis. Įdomu yra tai, kad šis žodis buvo vartotas kalbant apie kariuomenę. Na, o šiais laikais žodis sintaksė yra vartojamas dviem sąvokoms įvardyti. Tai yra gramatiniai kalbos sandaros daliai ir mokslui, kuris tyria tą gramatinę kalbos sandaros dalį. Sintaksė kaip gramatinės kalbos sandaros dalis apima santykius arba ryšius tarp žodžių, žodžių junginių ir sakinių visumą. Kartu su morfologija sintaksė sudaro kalbos gramatiką. O sintaksė kaip mokslas tyria santykius ir ryšius tarp žodžių, taip pat žodžių junginius, sakinius, jų tipus bei struktūrą. Vadinasi, sintaksės kaip mokslo objektas yra ryšiai, santykiai tarp žodžių, žodžių junginiai, sakiniai ir žinoma elementų rikiavimasis sakiniuose. Nepaisant to, kad sintaksė ir morfologija yra du atskiri gramatikos skyriai, kalbama ir apie morfosintaksę, kas rodo, kad ryšys tarp morfologijos ir sintaksės yra labai artimas. Pavyzdžiui, paimkime du pavyzdėlius – geras dėstytojas ir geri studentai. Kyla klausimas, kodėl tokie morfologiniai požymiai kaip vienaskaita, daugiskaita ar vardininkas yra priskiriami būdvardžiams geras ir geri. Ogi dėl sintaksės, dėl susiklostančio sintaksinio ryšio tarp šių būdvardžių ir daiktavardžių dėstytojas bei studentai. Būtent šie daiktavardžiai dėstytojas ir studentai taip pat turi morfologinius požymius vienaskaita, daugiskaita ir vardininkas. Taigi ta morfologijos dalis, kuri yra aktuali sintaksiniam kalbos komponentui ir bus vadinama morfosintakse.